Nauja savaitė, naujas tikslas. Tai šiandien sveikinuosi iš Gariūnų kalvų, kur vyksta Vilnius Gravity Cup pirmasis etapas, kuriame dalyvausiu ir aš su elektriniu dviračiu. 2 trasos, 2 nusileidimai ir bendras vienas laikas. Jei manai, kad elektrinis dviratis downhill trasose nieko vertas, tai šis video pakeis tikrai tavo nuomonę. Pasilik iki galo ir pamatysim, ar elektra gali mušti rekordus. Po praeitų Jonavos varžybų truputėlį atsinaujinau. Continental. Mėgstamiausios mano padangos. Mėsos tikrai daug. Gale 2,6 pločio. Tokia traktorinė iš tikrųjų padangėlė. Bet ant elektrinio dviračio tai tikrai gerai. Ir prieki 2,4 pločio. Tai va, yra ir DH-inė. Čia yra Enduro. Tai va, tokios padangėlės. Jo, dabar varom registruotis. Registracija, numeriukas, treniruotės. Didelis dėkui organizatoriams, ne tik organizuojant šitas varžybas, kurios tikrai, manau, bus puikios, bet ir užsakius tokį orą. Prieš tai visą savaitę tai lyja, tai nelyja, tai vėjai, tai kas, saulės nėra. Atėjo varžybų diena, tobulas oras. Tai Chebryte, ačiū Jums už tinkamą datą, tinkamą orą ir visiems kitiems prisidėjusiems prie šito renginio, kad vyktų tokia va bazė, lapinikės, Monster Energy, Nicer. Hola! Sveikas! Aš jau pasipuošęs. Sveikas! Apsaugos netgi. Reikės papušinti, žinai, biškai. Numeriuką išsėmei? Ne. Davai išsėmau, uždėk. Kuris čia laimingiausias? Turiu special numeriuką. Eik, tu nejokauk. Nejokauk. Nereikia special. Asmeninis, vardinis numeris. Pirmas. Wow. Visiška garbė ir biški gal per daug, nes po to reikės iš tikrųjų pušinti. Dabar jau viskas jau baigėmas. Zarmuotas, atleidęs. Hello. Sveiki. Tinginiai, nu kur jau? Mažiausiai tinginiai, man atrodo. Nu, tai taip. Ant skaičių tai tikrai netinginiai. Normaliai iš tikrųjų. Sveikas. Visą kitą, žinai. Su dviračiu? Šį praeitą savaitę tai žiauriai smagu buvo. Žiūrėjome į startą, 2 trasos, apšilimas ir ramiai prasivažiuoti reikia. Nu, ramiai, kaip sakant, ramiai, pirmoji trasytė, pasileidi nuo starto, tiesioji, spaudi, tiesiai, S formos pasukėlis, dešinė, opcija, tiesioji, vėl S-as, per krūmus. Kažkas peršoko. Dulkės. Okei. Važiuota. Tokia trasytė. Kažkas su bėgiais buvo įdomaus, nesupratau. Įdomiai peršoko, nu bet. Reikia labai daug nevažiuoti, pasitausuoti energiją. Op. Praeitą savaitę daug lyjo. Šis savaitgalis tiesiog tobulas. Nors jau pradeda viskas džiūti, jo, darosi mažiau sukibimo, bet manau, turėtų viskas būti gerai. Nes norėtų lietaus, per tokį orą tikrai smagiau važiuoti. Gaila, tik tai su elektriniais dviračiais nėra labai daug hebros, kas biški liūdna. Kur jūs esat hebra? Kodėl jūsų čia nėra? Ta prasme, dalyvaukit, važiuokit, palaikykit organizatorius. Džiaukimės, kad yra iš vis tokių renginių, nes jeigu ne dalyviai, tai nebus renginių. Ne visą laiką būtina užimti turimą vietą, svarbiausia dalyvauti, smagiai praleisti laiką, ypatingai kai toks geras oras, saulutė šviečia. Žiūrėjom į startą, dar važiuosim antrąją trasą. Kas vyksta? Kaip važiuojas? Ne iš vien su baiku. Ne iš vien su baiku. Nu pasistenk, laikyk, ne per stipriai. Dabar mandagiau važiuosi. Nu jo. Savo. Bet tai teisingai. Savo eiga.
Have fun! Oi, sunkus pasakėlis. Dropukas. Pasakėlis S formos. Tiesioji. Bermas. Opa, dar vienas. Staigus bermas. Šuolis. Super greita trasa. Oi. Opa. Ir finišas. Šitą trumpesnę traselę. Nu, po vieną kartą suvažiuotos trasos reikia nepersistingt, nes vis dėlto nebe 20 metų. Energija neguminė ir reikia kažkaip tausoti energiją. Uždusęs visas. Gerai, važiuojam. Pirmoji trasa yra iš praeitų metų tokia pat, nepasikeitus, realiai identiška, o antroji yra nauja trasa, įdomi, greita, techniška. Abi dvi trasos labai greitos yra, tai man labai patinka iš tos pusės, mėgstu tikrai greitesnės trasas, bet to pačiu yra ir visai techniškų vietų. Todėl galėčiau sakyti vienos geriausių trasų, tai tikrai, plus dar yra daugiau čia tų trasų, dabar tik tais vyksta dviejose trasose varžybos. Kadangi yra pirmasis etapas, antrasis etapas bus kitose dviejose trasose, kurios irgi ten yra tiesiog toliau. Mažokai atvariusių dalyvių kol kas bent jau atrodo ir nelabai suprantu, kur jūs esat. Kaip Jonava atvažiuoja daugybė raiderių, o trasos visiškai nepalyginsi. Tikrai čia smagesnės, geresnės trasos. Kur kauniečiai yra savo varžybas, važiuojam, kitų nevažiuojam. Ar kaip čia suprasti, nežinau, bet hebrytą galėtumėt biškį gal, nežinau, palaikyti vienas kitus. Pravažiuota. Pirma trasa 2 kartus, antra vieną, dar kartą pravažiuosiu antrą trasą ir reikės pasiilsėti. Jaučiasi, kad tikrai pradžiuvė. Vakar dar truputėlį labiau gal jautėsi, kad yra drėgmės. Šiandien jau tikrai sausa. Sausa kaip reikiant. Tai mažėja gripo kiekis, kol kas važiuojasi gerai. Žiūrėkit, hebrytė su pirštinam. Wow, pirštinės. Kažkas naujo gyvenime. Have fun! Antroji trasa, antras nusileidimas. Sunkus pasakėlis. Formytė. Pirmos trasos reviu su Benu. Mane pagausiu aš tavęs. Boy. Ko jau nepriraidinau, jau nepriraidinsiu. Planas šiaip 1:30.
galim 10 minučių 15 šiek tiek vėluotai, turėkit omeny. Kylame į viršų ir pažiūrėsim varžybas. Dabar startuos merginos, paskui U14, juniorai. Pažiūrėsim, kaip sekasi jaunimui važiuoti. Ačiū, ačiū, ačiū. Nu va, susirinku šaikelį startui. Laimingi dalyviai, pasiruošę, motyvuoti. Ne. Nu, merginos startuoja. Opa, važiuojam. Op. Eina. Eik. Eina. Op. Opa. Važiuok, gerai, varai, op. Eina. Gerai, greitai. Sportininkai vienas po kito juda, o ką aš galvoju, reikia šauti viršų ir po truputėlį ruoštis. Artėja momentas, kai reikės važiuoti, jauduliukas pradeda jaustis. Trumpas apšilimas, jau greitų metu reikės startuoti, reikia prasiminti truputėlį. Laukia, kol kiti važiuoja atvėsti toks, tai reikia porą minimukų pasidaryti. Pirmyn atgal, planas vis tiek ramiai suvažiuoti su protu ir susitiksim starte. Op, judam, op. Motoriuką pakurti. Startuoja pirmas numeris. Galiu? Ai. Eik tu. Ai. Nu, nelabai sėkmingai. Pavaras pamečiau. Kas čia buvo? Kur kritai? Bet šiaip sveikas, gyvas. Gepą, tipo ten įsišokau kažką. Blamba. Ai, tai vienas prastesnių ranų turbūt, koks galėjo būti ir kiek per treniruotės dariau irgi turbūt. Vienas prašiausių ranų, tai truputėlį liūdna, bet aišku, kadangi mažai mūsų važiuotojų elektrinių dviračių, o Benas, kuris kartu važiuoja ir greitai važiuoja, tai krešino 2 kartus. Tai realiai užtenka to laiko, bet pačiam kažkaip nesmagu tikrai, nes važiavau geriausią raną, o norėjau tikrai gerą laiką įsukti. Važiuojam link trasos pradžios, 2 trasų pradžios ir važiuosim antrąją trasą. Kiek šaikelės daug, opapa, sorry. Eina. Op. Yo. Varai! Varai, matai. Varai! Eina. Opa. O, gražiai. Jau.
Oi. Atsiprašau. Planai keičiasi, važiuojam į kitą trasą, prasilėksim tiesiog traselė, nes dėja turim, įvyko krešas, pridedu tą krešą, jeigu kažkas užfiksavo. Nice. Geras. Tai pridedu tą krešą. Opa! Op! Stop, nejudė. Jo, ir turbūt truputėlį nusitraukia varžybos kol kas ir pratęsim truputėlį vėliau. Gaila, kad kažkas pabiro, tai lyg ir kviečiama yra greitoji. Čia kuo lėčiau važiuoji, tuo blogiau. Jai. Tai va, atvažiavo greitoji. Va taip pat. Visai rimtas krešas. Smagu, kol smagu, bet kartais būna ir taip. Jo. O mum ką, bičiulį išvežė, tai mum lieka dabaigti varžybas. Su tokiu vaibu truputėlį numušė, dar atsidėjo kuriam laikui. Tai jo, sudėtinga daras jau važiuoti, jau gilus vakaras darosi. Jau. Hop. Dar vienas krešas. Į tą pačią, tik žemiau. Ir žoskas, sakė, ne? Nu, tai kad medikų reikėtų jau, manau, kad... Ai. Krešas po krešo. Kažkas nusivertė? Na. Benai, papasakok truputėlį, kas čia vyko. Minus 10 iš 10. Minus 10 iš 10. Nuotaika? Nuotaika. Minus 10 iš 10. Energija. 4 iš 10. Kancelė, tok pusė varžybų. Ką padarysi? Svarbiausia, kad žmogus gyvas būtų. Baigėsi varžybos, smagios treniruotės, bet dėja, ne iki galo suvažiuota. Ką padarysi, tikėkimės viskas gerai. Vieną išvežė, kitas laukia dar savo eilės. Tai greičiausiai bus skaičiuojama viena trasa ir jos rezultatas. Varom ją pačią. Nesėkmingai šiandien. Jo. O kas nors matė ar nematė? Yra nufilmuota? Blogai ten labai? Jo. Gal kokias 2 minutės. 2 minutės atsijungęs. Oho. Nu jo, nejokingai. O su full face buvo ar ne? Jo. Su full face netgi. Ok. Nu, supratau. Priekis galva gali, tada apsusukam va taip pat ir galva va čia va priekį. Aha. Liūtas pulkas ateini čia! Tai ačiū dar kartą organizatoriams, Hype6 ir visiems kitiems prisidėjusiems prie šito renginio, kad jisai vyktų. Ačiū jum. Aišku, gaila tai, kad buvo krešų ir tikrai stiprių. Tuo pat ir nusitraukė pusę važiavimo, tai yra viena trasa, bet tikėkime, kad viskas gerai, kaip greitai, kurie krešino ir laikykitės jūs, iki mes greitai sugrįšit. Tai ačiū, kad buvai kartu. Palik komentarą, laiką, subscribe dėk ir iki kitų kartų. Davai. Čiau.